Labą dieną, esu Vytautas Sadauskas, Teletrade kompanijos Realių sąskaitų klubo vadovas. Kągi, praeitą savaitę turėjome įdomias naujienas iš JAV, nedarbo lygis. Gruodžio mėnesį, iki tol lapkričio mėnesį buvo 7 procentai, už gruodžio mėnesį atėjo rezultatai 6,7 procento. Tai yra pakankamai teigiamas rezultatas Amerikai, bet ką mes stebėjome rinkose. Rinkos sureagavo truputėlį kitaip, doleris pigo, euro atžvilgių ir visų kitų valiutų. Ypatingai resursinių valiutų, Australijos dolerio atžvilgių doleris pigo ir Naujosios Zelandijos dolerio. Aišku, neatsiliko ir euras, ir svaras. Kas galėjo įtakoti tokį judėjimą, lygtais naujienos teigiamas, kaip sakant, doleris pinga. Sekanti žinia, kuri buvo paskelbta tuo pat laiku, buvo naujai įdarbintų žemės sektorėje darbuotojų skaičius. Gruodžio mėnesį paskelbtais duomenimis buvo 241 tūkstantis įdarbintų naujai. Pagal prognozes praeitą mėnesį turėjo įdarbinti 196 tūkstančius, bet rezultatai išėjo pakankamai neigiami, tik tai 74 tūkstančius įdarbinta naujai žmonių, 74 tūkstančiai. Taigi, šis rezultatas rodo, kad galbūt sekantį mėnesį bedarbystės lygis gali ir padidėti, nes naujai įdarbintų žmonių pakankamai mažai. Kągi, praeitą savaitę buvo toks judėjimas, šią savaitę ką mes laukiame, aišku, pirmadienį šią savaitę turėjo būti paskelbti duomenys apie biudžetą Amerikos, ar nebus vėl nemokumo, kaip praeitais metais regėjom, nes buvo iki sausio 17 tik tai biudžetas patvirtintas, bet vakar, pirmadienį, jau biudžetas buvo patvirtintas iki rugsėjo mėnesio. Taigi didesnių netikėtumų nesulaukėme su jo paskelbimu. Kas dar mus šią savaitę laukia? Tai yra trečiadienį turbūt svarbesnė naujiena yra Anglijos centrinio banko vadovo Carney kalba. Vėlgi žiūrėsim, kaip judės. Gali būti didelė įtaka svarų, kaip visą turės. Žiūrėsim teigiamas, neigiamas ir taip pat dar vis Federalinės rezervų sistemos, Federalinio rezervo banko vadovas Bernankes, kol kas dar Bernankė iki mėnesio galo. Jo kalba bus ketvirtadienį. Taigi visi stebėsime, žiūrėsime ir tada komentuosime. Ačiū. Viso gero.